Štai ir mes. Sveiki. Sveiki. Grįžom, šiandien sakau, mums tokia diena, visur bėgom, šiandien į darbą nėjom, pasiėmėm išeiginę, kad vežėm kruopytę sterilizuot, smakių patikrinti, nuvežėm į veterinariją iš pačio ryto, 10 valandą, tai mums iki 10 tos gyvūnus visus marinavom, nedavėm valgyti, nes kruopai negalima ir kitiem nedavėm. Paskui dabar sulakstėm į parduotuvę, biški stalui velykiniam nusipirkom. Čia va daržovytės visos mano, agurkai jau norisi kažko šviežio, jau tos raugintos, marinuotos jau nusibodo. Šviežienos labiau norisi. Svogūnai jau man užsibaigė, reikia pirkti. Kaip tik akcija sunokusiems avokadams. Lydė gaila, va šitos datulės tokios yra. Jos rašo be pridėtinio cukraus, bet man labiau patinka tos šviežios tos. Kaip jos ten matodė, ar kaip jos ten vadinasi, tokios minkštos. Ir čia dasipirkom, kaip tik pasidarysim, sakėm, sezoną šašlyko atidarysim, tai sparnelius ant griliaus pasičirškinsim. Ir taip va visokiausių pirkinių, čia užkandukus, kaip darau su barankytėm, pas mane yra kanale. Paskui grybukai, va čia viskas, tortą kepsiu, žadėjau, morkų kepsiu. Pavilnyje vat yra pas mus tokia mėsinė parduotuvė ir ten kaip tik parduoda šviežius kaimiškus vyniotinius, tų rūkytų dešrų net nebesinori, kokie jie skanus. Taip ir toliau ir pirkom viskas, kur akcija, kur pigiau. Čia vat maskarponės tortui su graikišku jogurtu bus pertepimas. Akcija, kaip visada, varškė aš nusiperku, kai akcija būna, užšaldau. Čia kačiukams ir dar ten širdelių yra. Be jų niekaip, kiekvienas mūsų pirkinys su jų pirkiniais būna. Čia kruopytė jau labai pieno, pristojus prie pieno produktų, tai paėmėm be laktozės, gal norės mažutė. Šventėms leidžiam savo jogurtų, iš to jogurtų, majonezo. Šventėm galima viską. Tai tada šventė būna. Kai šventėm pradėsi viską drausti, tai bus labai liūdna šventė. Nu va taip, va ir va tokius dalykus. Anksčiau buvo dapirkta, čia truputį dasipirkom. Čia aišku ne viskas, bet daržovės pas mus tai labai eina. Va taip, va dabar išgersim kavos, kas arbatos ir važiuosim kruopytės pasiimti. Mums sakė po 2, ne anksčiau 2 atvažiuoti. Tai va kaip tik kol nuvažiuosim iki Naujosios Vilnios. Jau parsivešim mažytę. Nežinau, kaip sekas, aš taip pergyvenu, aš žinau, kad viskas gerai bus, kad ten gera gydytoja. Jeigu kas būtų skambintų, sakytų, nedarom, nu bet vis tiek širdis skauda, kaip nežinau, kaip vaiką nuvežus. Smakius normaliai sveiksta. Smakius sveiksta pas mus. Irgi buvom nuvežę smakių, pasižiūrėjo, dantenas. Yra gražiai užgyja viskas, bet yra tokie paraudimai, dar ta bakterinis uždegimas dar yra. Pažiūrėjo, dabar išrašė kažkokiu tai imunitetui stiprinti vaistų. Sakė, jeigu šitie vaistai tvarkysis, tai nereiks kitų dantukų šalinti. Bet jeigu atsiras kokie tai kvapai, puvėjimas arba reakcija kokia tai neigiama, uždegimas sustiprės, šalinsim daugiau visus dantukus, kad išgelbėt kačiuką. Tai va taip, dabar skubam toliau, mes pagersim arbatas ir važiuosiu aš savo pupuliuko pasimti. Kruopytė važiuoja namo, pasiėmėm su diržu. Gavau komentarą, kad be diržo gale važinėjau. Pasiėmėm ir žinot, mes šiandien vežėm ir smakių, smakius gavo vaistus. Paskiau nupirkom dar smakiui ant ampolį ant kaklo nuo visų erkių, blusnų to plataus poveikio. Ir dar kaimynė paėmiau tokį girdyti šitom tabletėm švirkštuką, jinai mums paskolino bokserį, tai truputį tokia simbolinė dovanėlė, nes jinai irgi daug kačiukų turi. Ir jūs žinot, kiek mes tai sumokėjom? 93 eurus. Su visa sterilizacija, tvarkingai. Žirštukas mūsų buvo. Įsivaizduojat, o drambliai už mūsų užgiedojo 200. Beveik sakė.
Ne, galbūt ir daugiau net. Nu, apie. Sakė, su žirstu, su viskuo, su Taip. kraujo tyrimais. Tai irgi katytė, viskas tvarkoj padarytas, viskas tvarkoj, mažytė. Nu, aš nežinau. Nu, ne pirmą kartą mes sterilizuojam. Nu, aš už kiekvieną jį pergyvenu labai. Nu, va, tokios ir kainos, va, reikia nepulti pirmo, reikia ieškoti. Nu, mums ta ką, mums tie 8 drambliai labai patogu, visai šalia namų. Nereikia lakstyti, dirba visą parą tą ligoninėje. Nu, tik ekstra atveju, jeigu atsitinka kokia nelaimė, bėda, jau pirmoji pagalba, tai jau, aišku, kreipsis ten. Bet mes anksčiau buvom čia klientai iš tos klinikos ir nuėjom 8 dramblius, nes patogu labai. Viskas šalia, dirba bet kuriuo laiku, šventinė, nešventinė diena. Bet teks grįžti, atsiprašyti šitų gydytojų ir grįžti pas juos. Nes kainos irgi savo rolę žaidžia. O čia medikai irgi labai geri. Ir smakai smagiai padarė, viskas tvarkoj gražiai užgijo. Ir kropytei, nu viskas tikiuosi, viskas bus gerai. Mažytei mano. O mes dardam namo. Tokia diena šalta, bet graži. Laukai čia ne Vilnius, čia Vilniaus rajonas. Mes išvažiuojam iš Vilniaus, pravažiuojam biškį rajono. Ir vėl įvažiuojam į Vilnių, aplinkiniu keliu. Pro Grigaičius ten, kur yra pervažos. Išbadėjęs mūsų ligoniukas, pirmų taikymų prie bliūdų, su žirsteliu nemoka eit, griuvinėja. Nu, tegu valgo, netrukdykim jai. Pienelio įpiliau, konservų nelabai, gal ir gert norė troškyną. Mes šiandien 2 diena po operacijos, siautėjam, bandom žirstelį nusidraskyti, bet mums nepavyksta. Truputį aš jai va čia atlaisvinau, buvo užveržta, pakasau, tai pirštai kišusiai, tikriausiai niešti tas kailiukas įlaižytis negali. Bet aktyviai išdykusi katytė, viskas jau mes gerėjam, man taip džiugu, o vakar ant tiek stresavau. Nu, man kaip save pačiai operaciją nešti kačiuką. Šios jaučiu netgi. Ir šitas. Dabar mes išeinam į kitų vaistų kursą, mums pranezalon išrašė vaistus. Ryte vakare gersim, jeigu negerės dar mums dantenos, tai operuos toliau rausdantukus. Pakol kas dar raudonos dantenos. Va, mano 2 ligoniai. Mažyliai mano. Sveikučiai. Dažau kiaušinius. Labai tokiu primityviu būdu, kaip mano bobutė, mano mama dažė ir aš taip dažau su kiaušiniu. Kiaušinius dažau su svogūnų lukštais, ir ekologiški, ir dažai tokie natūralūs. Ir aš ten neįsidirbinėjau, kad to. Svarbu margutis ant stalo padėtas. Tokias kojines paplyšusias radau. Įdėsiu čia lukštų, kiaušinį, susuksiu, vis kažkokia faktūra duos. Toks paprastas pas mane būdas, tai tikrai aš labai daug jėgų nededu, kad ten kokie tie meniniai būtų. Man svarbu, kad sveikas, skanus margutis būtų ant stalo ir kad šeima susimušti galėtumėm. Kruopa, prašau man kiaušinių. Vat mano ligonis. Šiandien 3 diena po operacijai. Žiurstelio mums nereikia. Vakar pati nusikrapštė ir numetė. Sakė, pasimtų tą savo skudurą, bet neįlenda, neįlaižosi, jinai jau laksto po visur, jau kaip ir operacijos nebūt buvę, viską va reikia atimti. Visur reikia tau pažiūrėti, visur padalyvauti, sakyk, vat, katytė aš. Vat, tokie mano kiaušinių dažymo, tai tikrai visi taip darot, visi. Dedu į kojinę truputį lukštų, kad truputį margesnė būtų ten. Kai įdedi vieną puodą tarp lukštų, tai jie būna vos ne vienspalviai. Va taip, dar vienas mano kiaušinių dažytojas prisistatė. Smakutį. Čia nevalgoma, dar čia bus tik vėliau valgoma. Smakiau, nu prašau, lipk nuo stalo.
Ir va taip va apdėdu aš tais lukštais. Prikišu koinę suplyšusią. Taip mano mama dažydavo. Taip. Pas mane išliko tokia principai dažymo. Čia dar visokių sėklų, lapelių galima apdėti kiaušinį. Aš va taip. Toks margutis bus. Kur lapelis prilipo bus vienokia spalva, pas svogūno lukštas. Kur neprilipo, nusidažys kitokią. Ir va taip va. Kiekvieną užrišu siūlu. Na taip marginam. Mes visi trys. Tokių dešrų prisukiojau. Ir čia pridėjau svogūno, aš visada. Dar 2 liko, netilpo, koinės mažos buvo. Tai paprastai įdėsiu, kad svogūno lukštų truputį kitokie bus. Visada būna, toks, kai darai tos kiaušinius dažai, visada toks efektas, kaip pavyko, toks smalsumas. Tokiam puodė, dabar nešiu į savo ūkinį, tokiam prastam puodė padėsiu ten ir tegu verda. Ir margučiai gatavi. Va čia, kur buvo tokia margumas gaunasi, kai koinę susuki lukštais apdėjus, o va šitie kiaušinukai, kurie nebuvo koinė, atskirai įmečiau į tą vandenį. Irgi labai tokia fantastinė, graži spalva tokia. Į rudumą, bordo į rudumą. Man labai patinka. O va čia tokie vat, kai apdėdi tose koinėse lukštais, man tai patinka šitas dažymo būdas ir ekologiškas, ir gražus, ir margas. Nu, negi margučiai čia. Margus. Taip kruopia. Ar ne taip? Kruopia. Išsikepiau morkų torto pagrindą. Dabar jis man atvės, tada aš jį persipjausiu, 2 aukštų mano toks pyragas bus morkinis. Biškį atvėsta, tada išimsiu iš formos, ant grotelio atšaus. Va čia mano velykinė lepioška tokia. Jis grožių aš niekada nepasižyminti, bet ragavau skanus. Pertepiau maskarponę išmaišytą su datulių sirupu. Uždėjau tokius sveikesnius paviršių graikinius riešutus. Na, toks mano lepoška išėjau. O aš dengiu stalą, laukiu svečių. Šiandien sėsim daužt po margutį. Taip, mano draugučiai. Taip, mane draugučiai. Mūšim po margutį. Mūšim. Ir dar laukia mangalas. Kepsim sparnelius, atidarysim barbecue sezoną. Nu ir ką, sėsim, švęsim Velykas ir jūs visus. Nes jau šitas filmukas išeis jau po Velykų, bet vis tiek sveikinimų nebūna per daug. Dar kartą visus sveikinu su Velykom, su pavasariu, su prisikėlimu. Tegu būna sveikinimai visus metus jums būna. Nu ką, aš jau ruošiuosi, jau sakė svečiai mano jau juda pas mane. Tam kartui tiek. Dar kartą jūsų šventę. Ate. Jums kokius gražius kiaušinius noriu parodyti. Man čia Martė Gabrielė atvežė. Čia va šitie yra dažyti vynų raudonų, kažkokiu tai kristalizuotų, nežinau technologijos, bet sakė vynų. O čia yra dekupažas. Tikrai fantastiškai gražus kiaušiniai. Tai ne mano ten svogūnų lukštai, tokš. Čia vis tiek kažkokia tai meninė vertė turi. Sugeba, turi talentą žmogus. Tokiais gražiais. Čia dekupažas iš servetėlės.